Prognozavo, kad pradės lyti už 2 valandų, bet va jau dabar pradėjo. Šį kartą važiuosiu 1000 km. Iš tikrųjų čia nebuvo kažkoks nei iššūkis, nei išsikelto tikslo siekimas. Tiesiog mačiau, kad turiu laisvą savaitgalį ir noriu jį praleisti ant dviračių. Tai pradėjau žiūrėti, kur būtų galima pasivažinėti. Ir galvoju, Varšuvoje su dviračiu niekad nesilankiau. Tai važiuoju į Varšuvą. Pažiūrėjau, kaip grįžti. Pakeliui visai gaunas Balstogė. 5 metus Balstogė iš eilės su dviračiu lankiausi. Reikia pratęsti 6. Jau 920 km, nu taip nepaliksi. Teko apvalinti iki 1000. Tai važiuojam 1000. Planas iš tikro buvo pradėti pasivažinėjimą penktadienį po darbo. Varšuvoje būti iki pietų, ten papietauti. Ir grįžti sekmadienį po pietų. Bet vakar buvo labai karšta, pavėsį 35 laipsnius rodė termometras. Tai nusprendžiau atidėti šeštadienio rytą, tai va pradedu šeštadienio rytą. Vadinasi, Varšuvoje būsiu naktį, pietauti teks Balstogėj. Bet gal visai gerai, nes naktį Varšuvą pravažiuoti bus žymiai paprasčiau, nebus tiek eismo, kiek būna dieną. Dar prieš išvažiuodams pasižiūrėjau, kad 1000 km arba daugiau esu važiavęs 7 kartus ir greičiausias buvo 49,5 valandos. Tai niekad nesu pravažiavęs per 2 paras. Galvoju dabar, kad biškį apriboti sėdėjimus degaliniai skrolinant telefoną. Pabandysiu įsitekti 48 valandas, tai 2 paras. Pažiūrėsim, ar pasiseks. Tikrai tikėjau, kad prasmuksiu be lietaus ilgesnį laiką, bent jau iki Lenkijos. Pavažiavau gal 10 minučių ir pradėjo lyti. Ir visai stiprokai. Nors važiuosiu ratu, bet ratas iš esmės bus Lenkijoje, nes sieną kirsiu tiek dabar nuvažiuojant, tiek grįžtant per tą patį punktą. Iki jo dabar 7 km važiuosiu pro Lazdijus. Dabar taip truputį paskaičiavau, tai jeigu važiuoji ant 25 km per valandą, tą 1000 pravažiuoti reikia 40 valandų, kad įsitiekti 2 paras, lieka 8 valandas poilsiui. Tai kaip pagalvoji, nu visai nemažas laiko tarps. Bet kita vertus, 40 valandų tai yra visą darbo savaitę. Ir bandant sukišti visą savaitės darbą į 2 paras, 8 valandas poilsiui, nu nežinau, jau nebeskamba kaip daug. Iš vis lyjo apie valandą, jau ir kelias praktiškai pradžiuvo. Ir saulė išlindo, giedrijas, tai turėtų būti graži diena. Prieš akį Lazdijai greitai čia atvykau, smagiai važiuojęs. Planavau iš pradžių gal čia stabtelti pasipildyti maisto, bet kad kol kas nieko nereikia, tai važiuosiu tiesiai į Lenkiją. Nu, pasienis. Reikia pasidaryti nuotraukytę prie Lenkijos ženklo ir judėti į Suvalkus. Iki Suvalkų 42 km. Labai fainas keliuks iškart į Lenkiją įvažiavus. Čia praktiškai pusę kelio iki Seinių šitaip, kitą pusę naujai iš asfaltuotų kelių. Smagu. O nuo Seinių, jeigu gerai pamenu, tai ten didžioji dalis iki Suvalkų dviračių tako eina. Tai irgi cool, labai ramiai tai pravažiuoti. Be jokio eismo. Seiniai. Nebetoli ir Suvalkai kokie, gal 25 km. Nu va, ir nuo Seinių dvirtakis iki pat Suvalkų. Tai 27 km. Šitam dviračiui, kaip minimum, jau kokie 5 metai. Bet kas įdomu, kad važiuojant, vis tiek padanga raudona. Laukai pasiekti, pasiėmiau vandens ir guminukai kelionę, nes iki sekantis degalinės tik 70 km, iki dar kitos 170. Tai, žodžiu, stosiu ir toje ankstesniai. Ir dabar greit užkandu snikersių, pepsių. Čia tokia įdomesnė skulptūra prieš išvažiuojant iš Suvalkų. Neteko niekad girdėti, kad Suvalkai garsėtų kažkokią tai skraidybą lėktuvais ar panašiai. Labai faini keliai, tokie visiškai be eismo, viens pats tarp laukų. Važiuoju, super smagu, greitai, laiks eina.
Jau žiūriu, beliko 3-5 km, tai įpusėjau nuo Suvalkų iki Gerojo. Planavau degalinėje, šiaip valgyti, bet pamačiau parduotuvę, tai varau į parduotuvę pasiimti kažką. Tai žodžiu, esu Gerajeva, 230 km, čia yra plius minus pusiaukelė į Varšuvą. Nes Varšuvoje, man atrodo, 4-7 kažkur bus. Įėjau į tą Dino parduotuvę, čia kur pamačiau staiga prieš miestą. Ir mano gruobis, tai čia, wow, Spraits keliaus į kišenę. Mineralinis vanduo, tai reiškia, kad su magnu, nes žiauriai tvankų labai troškina, reikia mineral, galvoju, tai susiradau kažkokį negazuotą su magnu vandenį, tai jis į gertuvės, nes gertuvės tuščios, per 7 km išgėriau 1,5 litrą jogurtų, dabar gazuota Iced Tea, dabar led su Konanu ar kažkokiu, Himanu, ok, nežinau savo super herojų. Ir 2 bandelės saldžius, aišku, kažkokie prie šaldytuvų, kur sūrus patiekalai, buvo daug žmonių, vis kažkokie pikti bambantis, tai nenorėjau laukti, tai pasiėmiau saldžių bandelį. Žodžiu, biškį pasėdu, suvalgau ir reikia sėdėti. Bet dabar ramiai, neskubėsiu. Tas ledas labai nustebino. Tikėjausi, kad bus kažkokia vaisinė nesąmonė, beleko iki pasiėmiau, bet buvo labai skanus greitininis ledas. Ir aišku, jogurtas tai visą laiką yra gyvybės gelbėtojas. Niek nesima valgyti jogurtus, geris lengvai. Gana stipriai neaukęs, bet žiūrėjau orų prognozės, tai man taip šono turėtų praeiti. Tokia stipri liūtis. Gal kažkiek palies, bet tikiuosi, kad didžiąją dalį tai pravažiuosiu. Ką tik tokia sena Volvo pravažiuojant atsidarė langus, kažką pašūkavo, spėk kokie mašinos numeriai buvo. Aišku, kad lietuviški. Lenkai tur kultūros keliai, lietuviai va demonstruoja ir išvykoje. Šiaip tai man labai patinka Lenkiai. Tie miesteliai vis tokie gražūs. Smagu čia važinėti ir aišku vairuotojų kultūrą, tik kerti sieną iškart pasijaučia, kad žmonės kreipia dėmesį į tave. Pastarojus 2 metus be lietaus jokio ilgų pasivažinėjimų nebuvo. Kada duos pasidžiaugti orų gražiu. Oh my god, kaip vėl. Reiks striukę bent jau apsimauti. Dabar jau nebe karšta. Ta prasme, čia yra nesąmonė, reiks susirasti pastogę pralaukti, gal ilgai nebus. Eina, šik. Nu ką, žinau, pavažiavau 5 minutės beieškant tos pastogės ir aprimo. Tai gal toliau jau nebestiprės, važiuoju ir tiek. Dabar iš tikrųjų tai fainiai tas lietus nunešė tvankumą. Tai labai patogus oras važiuoti, nu aišku, lyna, bet man smagu. Koks gražus miškas. Reiks tuoti nusiimti švarką, nes atrodo nurimo lietus. Jau čia šviesėja. O su švarku žiauriai karšta. Atvažiavau į Ostrolenką
tuoj stabtelsiu berods Orlende galiniai. Šiaip labai norėčiau chicken nuggetsų su bulvytėm free. Tikiuosi Orleans nenuvils. O jeigu ką, tai sumuštinį. Dabar tai tikrai kažką nebesaldaus reikia pasiimti. Nebuvo fritkė, nebuvo ir nuggetsų. Tai pasiėmiau sumuštinį su vištiena, snikerį išsinešimui, daug sulčių. Kiek išgersiu dabar, kažkiek į kišenį įsidėsiu ir vandens. Ir iki Varšuvos 130 kažkur. Visai gerai, savijauta gera, važiuojas normaliai. Viskas gerai. Nu ką, judam? Kaip greitai sutema. Dabar čia be 15:10, tai Lietuva be 15:11, bet jau čia ir tie papildomai 300 km į pietus irgi duoda savo, kad vakaras greičiau ateitų. Aš žemėlapį ties pasižymėjęs Varšuvos centrą, iki jo dar yra 28 km, bet čia jau jaučiu kažkokie priemiesčiai prasidėjo, nes jau kurį laiką dviračių takai gražus, gyvybės, mačiau net miesto autobusą. Planavau pirmiau važiuoti į centrą, paskui pavalgyti, bet nebeištvėriau žiauriai alkans, tai pamačiau Circle K ir stabtelėjau čia, jie žiūriu, yra fritkių ir chicken nuggets, bet kai paklausiau, ne, ir viską, ko klausiu, ką turi, viską, ne, tai 2 dešrainius turėjo, pasiėmiau abudus ir kolos įsidėjau dar į nugarą izotoninio gėrimo, pasipildžiau vandens, porą vaflių pasiėmiau, žiūrėsiu kiek iki sekančių miestą, tai pasipildžiau, tai dabar užvalgau ir varau į centrą. Nu, judam link centro, skaniai pavalgiau, labai skani dešrelė buvo. Oi, kaip gera pavalgius. Šiaip savijauta buvo gera ir atvažiavus. Tiesiog, alkans buvau. Dabar kai pavalgiau, tai iš vis jaut kupinas jėgų. Vau, bet čia tai labai gražu. Bele kas. Daugiausiai vertinimo turinti koldūninė Lenkijoje. Tai mano planas buvo čia papietauti, jeigu būčiau vykęs po darbą. Nu, bet 4 ryto gal nieks ten man koldūnų nedarys. Pavalgiau degaliniai, skaniai gerai yra. Bet kai čia veiksmas. O. Have a good one. Have a good one. Have a good one. Aš dar planavau važiuoti iki ten Varšuvos tokio ženklo, bet iš to, ką matau, čia nebenoriu. Džiaugiuosi, kad ne dieną čia esu, nes what the fuck. Nu, po biškį išvažinėjau iš miesto. Tikrai labai džiaugiuosi, kad čia buvau naktį, nes gal komuts biškį pašiukšlina kažkoks netoks kelius po rinką, bet dieną tai būtų ten bele koks eismas, jokių dviračių tokių nemačiau. Tai gerai, kad dabar gatvę galėjau pravažiuoti. Ta prasme, jau visiškai švies, aš vis dar po priemiesčius tebesimalu. Beprotiškai didelis miestas. Visą naktį nenorėjau miego. O dabar šitai 6 Lenkijoje, 7 Lietuvoje. Turbūt kai kelsi pratis.
Ir pradėjo imti miegas. Tai va, ką tik biškį stabtelėjau, suvalgiau guminuką su kofeinu, atsigeriau vandens. Lyg tai pramušo. Žiūrėsiu. Nenorėčiau stoviniuoti be reikalo. Tai žodžiu, praėjo valandą po to, kai suvalgiau tą guminuką su kofeinu, tai iškart nustojo migdyti. Galbūt pakakė ir tiesiog stabtelti ten tom keliom minutėm. Bet visai gerai susitvarkiau su tuo miego trūkumu. Dabar važiuoju tikrai labai gerai. Liek 30 km iki degalinės, man kaip ir nieko nereik, bet reik vandens pasipildyti. Nu tai suvalgys kokį 7 days su jogurtu gal. Nu, tai ką, lygiai para keli, 553 km. Šiaip tikėjaus, kad bus kokie 5-7, 5-8, bet visai gerai. 4-5 iki namų. Kiek saulėgražų. Ir visos į rytus galvas nusukusios bando saulę pasitikti, kurios nėra. Okei. Šito nesitikėjau, bet jeigu tą M raidelę dirb, aš varau ten. Dirb. Yes. Makfrapo kompleksas ir kažkoks dėl sumuštinis su kiaušinienė. Nu, aš čia save nustebinau, nežinojau, kad šito noriu, bet pasirodo norėjau. Super smagu. Einu valgyti. Nu ir sočiai pavalgiau. Dabar iki Belastoką jokių problemų nebus. Labai gražus keliai. Tik biškį apsunkin, nes dabar visiškai prieš vėją, bent jau iki Belastoką. Bet niek tai nuvažiuosiu. Labai išgražiai diena. Tikiuosi, o taip ir laikysis. Oi, koks nešvaras dviračių toks. O plens belė kaip duobėts. Tai arba ten tarp duobių manevruoti ir rizikuoti įkalti kokią duobę. Arba čia prasidurti ant tų šakų visokių. Iki Belastok 7-5 km. Pas mins gertuvės tuščios. Reiks stoti kažkur pamačius parduotuvę. Vandens į ledų. Vandens į ledų. Apie įėjimą atsisėdęs. Nu, puikiai atsigaivinau. Dabar lika tiesiog važiuoti. Vargais negalais nesigavau į tą Belastoką. Labai lėtai laiksiai, atrodo tiek ilgai važiavau. Dabar biškį pailsėti, atsigaivinti, atsigerti, kažką pasiimti šaltą. Ir iki centrą nuvažiuoti, pasifotkinti. Ir iki Lietuvos sienos 107 ar 108. Tai dar bus reikalų. Balstogė. Smagu čia pabūti. Bet laukia kelias namo. Kiek čia? 106 iki Lietuvos, 286 iš vis. Šviesoforai. Šviesoforai. Kol būnu mieste, aš vis toks bambeklis darau. Reik greičiau iš čia išvaryti. Čia gražu, ramu. Žiauriai judrių plentą reikėjo išvažiuoti iš
to miestą. Balstogės ar tai Belastok. Bet dabar fainai. Dabar gerai, pravėso biški, tai nebėra taip sunku važiuoti, nebe karšta, nebereik gaivintis, vandens užtenka. Tai jaučiu, pavyks ir tą sieną pasiekti su turimu vandeniu. Kiek čia liko? 102 su biški. Daug geriau važiuojas, nežinau, ten kažkaip iki Belastoką, tai švaisčiau laiką, net pikta ant savęs buvo. Nu, bet ką padarys, gal pavargau, gal atsibodo. Šiaip ten, kur važiavau, nelabai įdomus vietas buvo. Nu, švies jungtas jau oficialiai temsta. Neįdomu. Liko 206 kilometrai. Koks rūks. Jaučiu, niek nesimat kamerai, gaila. Bet bele kas. Vau, koks žiaurus rūks. Nežinau, čia iš vis kažkas matas. Belekas. Told me a joke. The punchline was dirty, and he was a dirty bloke. I handed him $1, so he would go away. Shook my hand and wish me luck about his day. Lietuva! Ir dar 120 km iki namų. Simnas. Tai va čia šitai užsidaro ratuks, nes va šitai sankryžą išlindau ir nusukau ten tiesiai. Tai dabar grįžu ir praktiškai tais pačiais keliais. Kiek čia? Apie 70 km iki namučių. Bet tai kas čia per šaltis eina, savo. Kojų, rankų, pirštai nušalę. Viskas šlapia, tokia drėgmė visur. Ir pažiūrėk, čia tiesiog debesis. Nu ir viskas, finišą tiesioji į namukus. Tai va, namai pasiekti. Galima kaip ir stabdyti įrašymą. Gražus vis dabar atšilo, išgražėjo. Tai, žodžiu, lygiai 1000 km, 46 valandas 56 minutės. Pravažiavau 1000 km dviračių savo norų, be niekieno įtakos, niekieno nepaįtakotas. Nežinau, ką daugiau pasakyti. Einu ilsėtis. Labanakt.